господa, nenustebkite, kad šį vakarą sveikinosi ne valstybinė kalba. Mat praėjusį kartą buvom persikėlę į Italiją, o šį vakarą Akropolio ledo arenoje karaliauja rusiška dvasia. Nuo seno, garsėjanti giliomis dailiojo čiuožimo tradicijomis, mūsų rytų kaimynė tapo įkvėpimo šaltiniu ir kylančioms Lietuvos ledo žvaigždėms. Tiesa, vienai iš šių porų svaiginantis skrydis ledo viršūnė šį vakarą baigsis. Daina Bilevičiūtė su Nikolajum Afanasenka ir Jordanas Poškaitis su Gintarė Vostrėcovaitė netrukus jums pristatys savo rusiškas programas. Tiesa, viena iš šių porų šis šokis tikriausiai bus paskutinis. Iš tikrųjų, nelengva išmokti čiuožti ant ledo, labai nelengva. Tačiau Daina Bilevičiūtė vos per 2 mėnesius išmoko ne tik stovėti, bet ir skraidyti su pačiūžomis virš ledo Nikolajaus glėbyje. Tačiau šis svaiginantis Dainos skrydis gali šį vakarą netikėtai nutrūkti, nes treniruotės metu netyčia sužeidusi Daina Arą Weberį praėjusios transliacijos metu visus savo balus padovanojo Arui ir liko paskutinėje vietoje. Šio kilnaus poelgio kaina mūsų žiūrovų teismas. Būtent jūs, mėlėjai žiūrovai, nusprendėte, kuri pora turi palikti šou. Daina Bilevičiūtė su Nikolajumi ar Jordanas Poškaitis su Gintarė. Kaip pasidalino tūkstančiai žiūrovų balsų, sužinosime visai netrukus. O dabar siūlau pasižiūrėti reportažą apie tai, kaip savo gulbės šokiui ruošiasi abi ant išlikimo ribos atsidūrusios poros. Šį vakarą ledo žvaigždžių projekte liks tik vienas iš jų. Šį vakarą jūsų žiūrovai balsai nulems, kas turi palikti ledą ir atsisakyti atkaklios kovos dėl pergalės. Išlindo, kas lindo, po manim palindo. Sėsk minkščiau. Ir opa, stovėt. Kuris jų, nepaisydamas nuovargio bei nuolatinių traumų, tęs kovą. Žavios ir be galo įvairialypės Dainos Bilevičiūtės ir Nikolajaus Afanasenkos pora ar 2 Lietuvos čempionai – Jordanas Poškaitis ir Gintarė Vostrėcovaitė. Galbūt paskutinis čiuožimas tai mirštančios gulbės šokį. Pagal rusų eurovizinę muziką Dimkas Bilano Never Never Let You Go ir vienu žodžiu aš būsiu balerina. Žinot, kaip rusų yra toks posakis, jau yra teks muzikai. Norisi parodyti tai, kad iš tikrųjų nesam patys blogiausi. Kad 2 čempionų, 5 kart Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionato nugalėtoja Gintarė bei Bušido ir karatė turnyrų nugalėtojas Jordanas verti aukštų balų ir tikrai nėra patys blogiausi, mano ir jų konkurentė Daina Bilevičiūtė, bei pateikė itin netikėtą pasiūlymą šiai čempionų porai. Ganėtinai įdomi pora, kuri labai padarė, mano nuomonė, didelę pažangą pakliūva į tą vadinamą reikalą. Tai aš galvoju, kažkaip reikėtų galbūt neišmesti šitų žmonių. Tai dabar tu siūlaisi vietoje Jordaną? Jordanai, ar manai, kad per anksti jūsų su Gintarė pora, taip sakant, buvo atiduota žiūrovų teismai? Atvirai ar ne? Atvirai. Aišku, per anksti. Žiūrėdamas į komisijos veidus, aš dažnai matydavau jų pačių abejonės. Ir kai jie suklysdavo, ne visi, bet tikrai iš jų ne vienas būt, kuris suklysta. O priežastis yra paprasta. Jiems nieks nedavė pasitreniruoti. Kaip gali komisijos narys eiti įsijauti, nė kart nepasitreniravęs? Žinoma, nediskutuosime mes Jordanas teisus ar ne. Tačiau viena faktas – finalas jau artėja. Po to, kai 13 daugiau ar mažiau mokančių čiuožti porų užlipo ant slidaus ledo, prabėgo jau daugiau nei 2 mėnesiai. Tad čia žaisti blizgučiais ar mini spektakliukais gal jau ir nebereikia. Nuo šio ledo žvaigždėse išskirtiniai apdarai, šukuosenos ar teatras nebeturės lemiamos įtakos komisijos balsams. Nuo šiol bus vertinama technika, preciziškai ir tiksliai. Kiekvienas žingsnelis, kiekvienas teisingai atliktas judesys leis pelnyti daugiau taip reikalingų taškų. Jei iki šiol poros savo nemokėjimą čiuožti maskavo žavesio ar šypseną, nuo šiol privalės visus apstulbinti tobula technika. Tad ar sugebės tokią šį vakarą pademonstruoti Daina Bilevičiūtė su Nikolajumi Afanasenka ir Jordanas Poškaitis su Gintarė Vostrėcovaitė?
Taigi į ledo areną žengia kilnioji Daina Bilvičiūtė ir drąsusis Nikolajus Afanasenka. Ar atneš šį vakarą jiems sėkmę, sėkminga Dimos Bilano eurovizinė daina? Ar įlys į balerinos suknelę Daina Bilvičiūtė? Ir kas galų galiai išlys iš rojalio? Galbūt Nikolajus?